dalykas, aš ką ir aną kartą dar neužsifiksavom, mes ir aną kartą diskutavom ir su Antanu Matulu, būsiu pirmininku, mes kėlėm klausimą, kiek, tarkime, 2022-2023 jūs panaudojate rezervą 2024 metais. Nes vyriausybė gali panaudoti. Nu, jeigu vyriausybė iš 511 milijonų panaudojate tik tai 130-140 milijonų, kiek jūs, man atrodo, panaudojate šiais metais, patikslinkit, man atrodo, buvo 100 kemų. Tai pasakysiu, tikrai rezervas kasmet yra naudojamas gan ženkliai, daugiausiai yra apmokama virš sutartinės sutiktas paslaugas ir jeigu galimybės kitų metų biudžeto leidžia didinti įkainius nuo sausio, tai būna priimamas sprendimas didinti anksčiau, jau nuo lapkričio 1. Tai lėšos naudojamas ir atsiskaityti padidintom kainom anksčiau. Dar šiais metais buvo skirta anksčiau laiko iš rezervo greičiau kompensuoti jau iš rezervinės vaistų sąrašo perkelti į kompensuojamų vaistų sąrašą. Nelaukiant, kol jau nuo sausio biudžetas įsigalios, nežinoma, kad lėšos tą leidžia. Tai šiais metais 30% rezervo yra paskirstyti. Toks, koks buvo metų pradžioje, trečdalis jo yra išleista. Bet įsivaizduokite, jeigu žiūrint iš vadybinės prasmės, iš verslo prasmės, tai yra visiškas absurdas. Mes turime šaldytus pinigus, kurie yra neefektyviai, jų nėra niekaip panaudojama, jūs įkraunate į rezervą, mes važiuojame Europos Sąjungą, mes apsiginam, kad mes turime rezervę pinigų, ne va, tai mums lėmamų metu reikės, mes juos panaudosim. Bet mes jų niekada nepanaudojam, geriausiu atveju 40%. COVID metu tai taip, COVID metu buvo situacija, čia jau aš nekvestionuoju ir tikrai sutinku, viskas yra tvarkoje, kas COVID lietė, ne? Dar iš vyriausybės dar buvo damesta pinigų, bet iš jau yra kiti pinigai, jau čia yra Europai, čia, bet man tai yra dar kartą sakau, tai yra visiškas neefektyvus, tokio rezervo dydžio laikymas, jis... Jūs turite savo nuomonę, rezervą tikrai turėti reikia. Mes išgyvenome per pastaruosius metus tiek krizių. Ir visai neseniai ekonominė krizė buvo, COVID krizė, nelegalus emigrantų atvykimas, ukrainiečių, kiek atvažiavo į Lietuvą gydytis. Tai tikrai tų iššūkių yra daug, rezervas yra toj pačioj sistemai, jis niekur nėra pervedamas. Tai yra... O čia jau pagavote, aš jau mes aną kartą ginčime su jumis ir vėl tas pats jūsų. Ukrainiečius mes gydėme lietuvių gyventojų sumokėtų sveikatos draudimo sąskaitą. Rezervas irgi yra sveikatos draudimo lėšos, tai yra irgi gyventojų įmokos, tai yra tos pačios lėšos, pačiai sistemai. Pagal konstituciją sveikatos draudimo sumoka Lietuvos gyventojas, tai yra būtent savo sveikatos gydymui. Tai mes mokėjome ir tai turėjo mokėti iš vyriausybės ir tai buvo aiškiai pasakyta. Šimonytė to sprendimo nevykdė, jis nebuvo priimtas ir nieks neatstovėjo. Ir iš Lietuvos gyventojų sąskaitą, kurie sumokėjo sveikatos draudimą, mes gydėme ukrainiečių gyventojų. Tai nėra blogai, viskas tvarkoja, bet tie pinigai turėjo būti kompensuoti iš nacionalinio biudžeto. Ir čia tas konfliktas tęsiasi ir dėl to ta skola ir einasi. Tai jūs geriau pripažinkit, kad taip, kad Šimonytė padarė didžiausią klaidą, kad iš esmės buvo pažeista konstitucija, nes tas sveikatos draudimas yra skirtas būtent pacientui ir mano sumokėtam sveikatos draudimui, mes gydėmės be žmogaus sutikimo. Buvo valinis valstybės sprendimas. Tai čia ir yra problema. Aš nekvestionuoju, blogai, gerai ar panašiai. Šitas finansavimas turi būti skirtas iš nacionalinio biudžeto. Ir šito sprendimo nėra. Ir tie pinigai buvo paimti, dėl to susiformavo butelio kaklelio principas, Lietuvos gyventojai negavo tinkamo gydymo, mirtingumas dėl to atsirado, todėl kad mes laiku nesutikėm paslaugų. Ir paslaugos susitęsė 6 mėnesius. Ir tai yra akivaizdu. Nueikite bet kurią gydymo įstaigą, regione, rajone, universitete, jums tą patį pasakys bet kuris gydytojas. Ir tai yra